Labadiena. Nu ką, vėl mes esam transliacijoje. Esu Donatas Kandikevičius, vyrai.eu kūrėjas ir šiandien turiu nuostabią laidą, kurią labai myliu, tai vyrų podcastais. Ir laida vadinasi Aktuali vyrams 7 vyro taisyklės. Ir šiandien svečiuose turiu žmogų, kuris pasižiūri tavo veidą ir pasako, viskas aišku su tavim, tai Giedrius Švetkauskas. Ir noriu, kad užduotumėt šiandien jam daug klausimų, kad paklausimėt, kas jums yra aktualu, ypatingai su jūsų veidu, arba ko jūs norit, ko jūs tikitės gyvenime, galbūt pasiklydę gyvenime esat. Tai Giedriu, atiduodu viską į tavo rankas, tai kokios tos taisyklės gyvenime, kurios tau padeda eiti į priekį? Na, tai aš tau permėsiu atgal klausimą, kurį uždavinėjau pradžioje, kai tu mane kvietei. Kodėl mane pristatai vyro auditorijai, nes aš kaip esu ekspertas tam tikrose srityse, bet kaip būt kažkokiu, tai pavadinkim, autoritetų pavyzdžių pasakot kitiems, kažkaip pagalvojau, o kame, tai vat man įdomu, kodėl tu norėjai mane pasikviesti, jeigu dar galima iš tavęs truputėlį. Aišku. Man tiko darai. Su Marku Lučinu tu organizuoji būtent mokymus, ne? Ir grinai, kas vadovausi veido, ką veidas atspindi žmogaus gyvenime, kam skirtas žmogus, koks jo, galime sakyti, likimas arba paskirtis. Ir aš galvoju, kad tai yra įdomu, nes tu domiesi to ir ypatingai, aš galvoju, kad žmonės labai retai žiūri į veidą arba į veidrodį ir nenagrinėja savęs. O aš visada sakau, pasižiūrėk į save, į veidrodį ir tu rasi visus atsakymus. Ir aš kažkaip atėjo mintis, pagalvoju apie tave, reikia tai pakalbinti. Čia bus labai įdomu. Supratau. Tai va taip yra ta idėja. Tai trumpas ekskursas, ko iš manęs galim tikėtis, ko nesitikėti, tai aš 15 metų pardavinėju sąmoningumą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš randu arba jie mane randa įdomius lektorius, įdomias temas, įdomias žinias, jas populiarinu ir po to susirenku pinigus seminarų ir konsultacijų formą. Tai atstovauju 4 lektorius šiuo metu, Markas Lučinas, Romanas Goldrinas, ritmologijos ekspertė Irina Kolarš ir Marko Lučino kolegė Nelė Orlovskaja, bei vedu pažindinę paskaitą, apie ką sako tavo veidas. Kiek ieškojau savęs kitose srityse, vis kažkaip nesisekė, kol po to supratau, kodėl. Ir pagal savo išorinę genetiką, ir pagal tam tikras kitas metodikas, tai dabar esu susifokusavęs šitoje srityje ir plečiu ją. Va, kalbant apie... Bet anksčiau kartai užsiminėjai. Kaip? Anksčiau buvai sportininkas ir dabar, man atrodo, kartai užsiminėjai, jeigu aš neklysiu. Sportą aš užsiminėjau anksčiau renginių organizavimu ir dar keletą verslų bandžiau, tiesiog ne žodžio prasme, kad bandžiau. Renginių organizavimu tu užsiminėjau 10 metų. O seminarų organizavimu užsiminėjau 15 metų ir aš sportuoju po šiai dienai, bet tas sportas yra man kaip tam tikra disciplina sveikatos palaikymui, ekstremo iškrovimui, tai 28 metai karate, 9 metai braziliškas jiu-jitsu ir boksą pradėjau praeitą metų pabaigoje, kaip tokia papildoma disciplina. Tai vat, bet sportinę karjerą, tą varžybinę esu baigęs, dėl to, kad atgyveno, kaip sakant, tas etapas. Va, o kalbant apie taisyklės, kuriomis vadovaujas, tai man pirma tokia mintis buvo, kad užkrovi didžiulę atsakomybę pažvelgti į save, ką aš iš tikrųjų darau, ir parinkti tokius niuansus, kad aš nei savo nemeluočiau, nei auditorijai nemeluočiau. Nes labai lengva pašnekėti į eterį tam tikrų dalykų, kaip kitiem elgtis, o po to, jeigu pats to nesilgi, to nesivadovauji, tai gaunies melagis. Dėl to labai žiūrėjau, brandinau ir dalį punktų, kuriuos aš pasakysiu, kuo aš vadovaujuos, tai net taisyklėm nepavadinčiau, o tiesiog tokia vidinis pajautimas, vertybės, subrendimas, bet kaip taisyklė, tiesiog per stiprų žodis. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad yra labai tas gerai veikia tas principas, niekada nesakyk niekada. Pasakai, po to tenka atsakyti už žodžius. Tai man labai dažnai tenka ir aš pradėjęs esu galvoti, ką aš šneku. Tai va, tai pirmoji mano tokia vertybė, iš principo tai esminė. Kitas galvojau dėl to, kad galvot, nes reikėjo 7, bet pirminė tokia vertybė mano yra, mano suvokimas toksai, šitam mano amžiuje, tai yra tarnystė savo sielai. Tai reiškia, kad aš tarnauju savo sielai,
savo sielos norams, aišku, čia reikia atskirti, kur ta siela, kur tas ego, kur ten vardo noro būti populiarių įtaka ir panašiai, sociumo užzombavimas, čia kaip sakant, sluoksnių reikia nusimti, kol tu supranti, kad pradedi girdėti tai, ką tavo vidus sako, kol pradedi pajaus savo misiją tam tikrą, pavadinkim, galim ir tai pavadinti, kol tu pradedi jaust, ką tau daryti, ko tau nedaryti, už to, ką aš dabar sakau, slepiasi labai daug klaidų, patyrimų, kol pradedi suprast, kad jeigu neklausai savo nuojautos, tai nesiseks tau vėl, kaip sakant, tą kryptim judėti dėl to, kad bus tas pats rezultatas. Dėl to ir duosiu tokį pavyzdį, kaip ta transformacija ėjo ir kad žmonėm, kuriem, sakykime, tas žodis siela gali kliūti, tai mano kolega Romanas Goldrinas, terapeutas, jisai sako taip, kad siela yra jaučiančioji smegenų dalis, nieko mistiško, nieko antgamtiško. Yra logiškoji smegenų dalis ir jaučiančioji smegenų dalis. Mes dabar kalbėsim, ką aš kalbu, tai yra apie jaučiančiąją smegenų dalį. Ir tai buvo prieš 15 metų beveik. Susitikau aš su tokiu Pete Veinu lektorium, Romanu Goldrinu, mano partneriu tuometiniu, kuris pristatė mane Viva Persona veiklai, supažindino ir pakvietė daryti verslą. Ir Romanas Goldrinas manęs klausė, sako, tai ko tu nori iš gyvenimo? Man tuo metu buvo 26 metai gal, 26-27. Ir aš sakau, aš baigęs vadybą, vadybininkas, leasinginės kartos atstovas, kur viskas leasingų, viskas fainai, viską čia mes galim padaryti, jūra iki kelių. Tai ko aš noriu? Aš sakau, noriu turėti 5 verslus, korporacijas, taip toliau, visiškai protas užvaldęs. Jis mane taip žiūri, sako, nori patikrinsime tavo norą. Sakau, patikrinkime. Ir jisai, vienas iš tų metodikų, galbūt daugeliu auditorijos žinoma, tai yra kineziologijai naudojimas, taikomoji kineziologijai naudojimas raumenų tonuso testavimas, kai tu sakai tam tikrą frazę, tikrina tavo kūno reakciją, jeigu tu nusišneki, tai rodo silpnumą, nesvarbu, kokie tavo didžiuliai raumenys ir bicepsai yra. Ir aš ištariau tą frazę, jisai patikrino ir mano kūnas rodė silpnumą. O ir viduje aš po to prisimenau, kad iš tikrųjų tai buvo stresinė būsena, lėkimas, kažko norėjimas ir taip toliau. Ir jis mane ir vienaip analizavo, ir kitaip, ir aš supratau, kad aš joks ne verslininkas, nors vadyba baigas ir taip toliau. Ir aš nenoriu jokių tų 5 verslų, nes mano protas ir ego nori pasididžiuoti, kad aš galiu turėti, bet organizmas sako, man nereikia to streso. Ir einant metam aš tai supratau, kol išsigryninau sritį, kuri man patinka, kurioje aš esu ekspertas, kurioje turiu kažkokį tai pripažinimą, kur man gaunas ją daryti ir tai tiesiog pradedi jau žiūrėti, kaip ją padaryti, taip, kad jinai teiktų tau dar daugiau komforto visom prasmėm. Tai aš tada susipažinau, kas yra ta siela, kas gyvena viduje ir pradėjau jos klausyti. Tai mano toks patarimas, taisyklė, pradėti klausyti savęs, pradėti klausyti nuojautos. Čia šitoje taisyklėje yra tokia viena taisyklė, kurią tas pats Romanas Goldrinas mane mokė. Sako taip, Giedriau, sako, kūnas labai dažnai siunčia signalus, pasąmonė siunčia signalus per kūną, kurių net tavo protas dar neapčiuopia ir net neįsivaizduoja, kad tie įvykiai bus tavo gyvenime. Pavyzdžiui, planuoji pirkti automobilį ir jauti, kad kažkas ne taip. Logiškai atrodo viskas fainai. O vidus sako, kažkas ne taip. Ir po to išlenda ar įstatymų reguliavimų ten pasikeitimai, ar bankinių sąlygų pasikeitimai, ar kažkas, ko tu net nenutuoki, kad taip gali būti. Ir klausant savo organizmo, organizmas dažnai išduoda, kas bus ateityje. Tai rekomendacija tokia, klausyti savęs ir net jeigu jūsų moterys, jūsų kolegos, jūsų aplinka sako, ei, tu kvaily nesąmonės čia darai ir panašiai, daryk taip, o jums nuojauta sako, kad reikia daryti būtent taip, aš rekomenduoju klausyti savo sielos, savo nuojautos, nes man, ne tai, kad dažniausiai, bet visada tai pasiteisina. Ir nepasiteisina darimas prieš save. Tai jeigu jums nesiseka su moterim ir jūs jaučiat, kad iš principo nieko gero ir nebus, stengtis visada reikia. Bet jeigu jaučiat, kad nieko gero nebus, gali išlysti ant tokių dalykų, apie kuriuos jūs tiesiog nieko nenutuokit, logiškai protų informacijos prasme. O jūsų pasąmonė sako, kad ten vyksta vienokie ir kitokie, nesvarbu kokie. Dalykai, kur tu supranti, kad tie santykiai yra baigti. Klausykit nuojautos. Bet stengtis restauruoti santykius visada verta. Apie tai bus mano antras punktas. Bet čia gaunasi kaip ir taisyklės. Galim tokį vieną iš pagrindinių ir taisyklių, ko vyrai dažnai ir neklauso savo nuojautos, sako, čia yra moteriška nuojauta, bet aš visada sakau, kad vyrai, mes turim intuiciją, mes turim tą
kario medžiotojų intuicija, jaučiam, kad kažkas ne taip, kad ten geriau neiti, bet net už protą sako, o tu naik pabandyk. Dabar aš įnešiu tokį ekskursą iš savo ekspertinės srities, tai iš fenotipologijos ir ritmologijos metodikos, kurią irgi populiarinu. Tai fenotipologiškai yra bruožas, kuris sako, kad pas biologinį objektą, žmogų, yra išreikšta arba neišreikšta logika. Pas vyrus labai dažnai yra išreikšta logika. Pas moteris irgi yra išreikšta logika, arba nėra išreikšta. Tai pas vyrus gali būti, gali nebūti, pas moteris gali būti, gali nebūti. Panašiai kaip su multitaskingo bruožu. Yra moterų, kurios neturi multitaskingo bruožų ir negali daryti daug darbų vienu metu. Pas Donatą ir pas mane yra išreikštas multitaskingo bruožas ir mes savo galvoje daug projektų vienu metu galime valdyti. Dėl to, kad yra toksai bruožas. Tai vat, grįžtant prie logikos, yra logika, arba jos nėra. Ir yra vyrų, kurie neturi išreikštos logikos, to kalkuliatoriaus, analizatoriaus, dėliotojo. Yra ir tokių vyrų. Čia vienas niuansas. Yra moterų, pas kurios yra išreikšta tai vadinama vyriška logika. Jos skaičiuoja, kalkuliuoja geriau negu vyrai. Ir dažniausiai, nesakau 100%, bet dažniausiai jas vadina vyriško moterim. Dėl to, kad neišeina pasišnekėti kaip su blondinė, atsiprašau, net jeigu plaukai šviesus, vis tiek šneka kaip vyras. Labai konkrečiai, aiškiai ir logiškai. Dėl to, kad logika yra išreikšta. Čia vienas niuansas yra. Antras niuansas, Markas Lučinas, fenotipologijos autorius, sako taip, kad kuo stipresnė logika, tuo silpnesnė intuicija. Kuo silpnesnė logika, tuo stipresnė intuicija. Bet yra tam tikri bruožai pas žmogų, kurie sako, kad žmogus yra be galo jautrus viskam, kas vyksta aplinkui, pastabus kaip šnipas ir labai gerai jaučia kitų žmonių nuotaikas, psichologinės būsenas ir panašiai. Tai tokie žmonės turi ir stiprią nuojautą, ir stiprią intuiciją. Ir labai dažnai jie savo logiškai paaiškina savo intuiciją. Būna toks paradoksas. Vienas niuansas. Antras niuansas iš ritmologijos metodikos žinių yra toks dalykas, kaip yra vyriška sąmonė ir moteriška sąmonė. Vyriška sąmonė yra labiau grubi, labiau logiška, moteriška sąmonė yra labiau intuityvi, yra labiau orientuota į vidinį pasaulį, tai reiškia, pas žmogų vidinis pasaulis labai ryškus, ir yra vyrai, kurie turi labiau moterišką sąmonę, jie nėra pavadinkim, homoseksualios pakraipos, yra vyrai, kurios traukia moteris, bet jie yra super intuityvūs ir dėmesingi tam, kas vyksta jų vidinėme pasaulyje. O yra vyrai, kurie labiau logiški, labiau vyriškos sąmonės, kurie orientuoti į išorę. Tai yra labai skirtingų tipažų ir sukišti taip, kad vyrai turi būti tokie, o moteris tokios. Aš taip negaliu matyti pasaulio, nes aš matau kiekvieną individualiai per fenotipologiją ir matau tam tikrus niuansus. Dėl to, grįžtant prie pirmo punkto, reikia klausyti savo sielos norų, savo sielos vedimo, suvokimo. Be abejo, yra tam tikros tendencijos, kurios galioja patinams ir patinui pageidautina sociume išvystytas patino tendencijas. Bet yra labai labai skirtingai. Tai galime tokį daryti išvadą, kad vis tiek, be galo mes esame skirtingi, ne? Bet vis tiek vyram, kad pasiekti tam tikrus gyvenimo tikslus, reikalingas ir tas ryžtingumas ir pasitikėjimas intuicija. Aš tik tai savo praktikos galiu pasakyti, arba iš savęs, kad jeigu aš jaučiu vidum, kad aš teisingu keliu, aš visada pasiekiu tą rezultatą, kokio aš noriu. Bet būna, kad logika sumaišo. Ir tada reikia rasti tą vidurkį, kada vyras įsivedė tam tikras taisyklės ir žinai, kad prieš tų taisyklių, tam tikrų režimo, tu pasieki taip, ko tu nori. Donatai, kadangi tu esi naglas gerėtis pagal savo fenotipą, tai be abejo, kad tu pasieki savo tikslus. Naglas gerėtis, ačiū. Labai gerai pavadintas. Naglas tai neblogai, naglas akiplėšiškas pavadinkime, labai gerom smegenim, gera logika, bet gerėtis, gebantis įlysti užantį, prisiderinti ir be abejo griežtas ir ryžtingas. Bet gerėtis, kurį reikia periodiškai paglostyti. Dar yra toks vienas niuansas iš fenotipologijos, labai dažnai, nesakau, kad 100%, negalima sakyti 100%, nes būna visaip, bet labai dažnai poroje vyrai yra tarsi dideli vaikai. Tai tavo poroje tu esi didelis vaikas. Mano poroje aš jau truputėlį nebesu toks didelis vaikas, bet buvau vienareikšmiškai. Pasižiūrėjus į fenotipiškai į porą, matai, kad moteris yra griežta, valdinga, ciniška viduje ir labai pragmatiška.
dėl to, kad jom reikia gimdyti vaikus, prižiūrėti palikonis ir panašiai. Vyrai bando būti romantikais, tikslų siekėjais, įrodinėtojais savo ego ir panašiai. Ir vat, pas tave ant tavo išorinėje genetikoje, veide ir tam tikrose kitose parametruose parašyta, kad yra daug charakteryje vaikiškumo. Tai nėra blogai, bet jeigu lyginant su antraja pusė, kad ir tavo, jeigu galima, kaip sakant, truputėlį paliesti, tai tu esi labiau vaikiškas ir labiau romantiškas pagal savo fenotipą. Tikrai yra, vaikiškumo turiu žaismingumą, aš gal ne kiek vaikiškumo, bet to žaismingumo turiu, dėl to ir vyrai sako, kad stovyklose iš Donato tu nežinai, ko gali tikėtis, jo fantazija yra tokia, kad kartais peržengia visas fantazijos ribas. Kuo tai būna blogai, pasakysiu, dabar ne apie patį kalbėsiu, bet dideli berniukai, tai sakydamas, aš nesakau, kad tu nesi atsakingas, jokių būdų, kad tu nesugebi pasiekti rezultatų, jokių būdų, bet yra charakterė tokia savybė, noras, tarsi, kad pasaulis truputėlį rožiniam spalvom nušvistų, rožiniam ne, kaip sakant, ne mažumų spalvom, bet tokiom gražesniem, per rožinius tarsi akinius. Tas yra iš vienos pusės gerai, duoda tokio, kaip sakant, drivo, romantiškumo ir panašiai, bet esu matęs, kai vedžiau paskaitą vieniem jaunuoliam, iki 25 metų, buvo pora, vaikinas mergina, vaikinas viskas su juo gerai, bet jis matos, kad jis yra vaikas, lyginant su ta mergina, subrendimo prasme. Ir jisai pasakoja apie jų ateitį ir panašiai, aš jam sakau, šalia merginos, sakau, tu haliucinuoji. Sakau, tavo antra pora pusė stovi šalia tavęs, jinai galvoja tą patį, ta prasme, kad tu haliucinuoji, nusišneki, jeigu jos paklaustumėm, jinai visai netaip mano, kaip tu manai, o tu čia brėži jūsų būsimą rožinę ateitį. Ta mergina man sako, taip, aš jam ir sakau, kam jisai pliurpia man pastoviai, nes aš taip negalvoju, bet jisai savo pats prisikalba. Tai va, tai yra rizikos užsikalbėti ir nematyti, ką kitas žmogus, ypač ciniškas ir gudrus, šalia daro. Ta prasme, žmogus esantis moters kailį. Yra tokios rizikos. Bet kita vertus, jos dažnai pasako, mano berniukas, kaip sakant, įrodinėja, kad vyras. Tai va, einam toliau, prie antros. Einam toliau, prie kitos taisyklės. Kita tokia taisyklė, vidinis pajautimas mano suformuotas gyvenimo, tai yra siekis mirt švarios sąmonės, o kol gyvas, švarint savo sąmonę, švarint savo santykius, švarint savo rezultatus, švarint savo įsipareigojimus, nes esu nekart patekęs į tokias situacijas, kur elgiausi, pavadinkim, neatsakingai ir tai visada turėjo savo kainą, reikėjo už tai mokėti. Ir kai pradėjau aš savo, pavyzdžiui, neleis daryti tam tikrų dalykų, kur pagalvojus, kaip tai atsilieps man po 20-30 metų, mano gyvenime labai daug dingo problemų. Bet jeigu aš galvodavau, kaip nors, paprastas pavyzdys. Vienas mano klientas, čia prieš kokią 12 metų, užsiminėjo viena laida televizinė, dalyvavo seminaruose, sako, pasirašykim barterį, aš tau nufilmuosiu keletą tavo lektorių, o tu man seminaras atsimokėsi. Vidus sakė, man to nereikia. Bet pagalvojau, gal jam reikia. Mes pasirašėm tą sutartį. Ir tuo metu taip susidėliojo, kad jisai buvo visus praėjęs seminarus ir aš neturėjau ką pasiūlyti. Ten buvo 8-9 metai, panašiai turbulencija kaip dabar rinkose, nebuvo ką pasiūlyti. Ir jisai man atidirbo ir tai buvo barterinė sutartis. Ėjo laikas, praėjo kokie 7 metai, skambina man bankroto administratorė, tos firmos, nes ta firma bankrutuoja, ir sako, sumokėkite, o suma nemaža. Sakau, bet čia barteris, sako, bankroto atveju barteris negalioja. Ieškau sutarties nerandu. Tai teko suktis iš tos situacijos, bet man, ta prasme, atėjo tai, ko man nereikėjo, bet aš kažkaip pažiūrėjau, jam reikia, gal padarom, aš kaip nors. Tai dabar kas man netinka, kur žinau, kad bus problemos, aš sakau konkrečiai griežtai, nereikia, nesivėliu, nes jeigu žinau, kad tai gali būti problemos, nutrūks draugystė, santykiai, aš tai nebesivėliu. Ten, kur aš esu gyvenime prisidirbęs kažko, tai aš toks dalykus tvarkausi, nes jausmas toksai, kad, jeigu gimsiu, kaip sakant, aš reinkarnacijos teoriją netikiu, ta prasme netikiu, kad nesakau, kad jos nėra, bet man patinka patirti dalykus, aš nenoriu dabar čia patirti reinkarnacijos, kaip sakant, prisišnekėti, bet ką noriu pasakyti, kad tą, ką aš suprantu, suvokiu, tą aš suprantu, žinau, kad yra reinkarnacijos teorija, bet kaip fenotipologiškai aš esu patikrinti negaliu, dėl to sakau, kad yra toksai variantas. Bet jausmas yra toksai, kad jeigu išeisiu purvinas, reikės vis tiek toliau atidirbinėti, vienaip ar kitaip.
Ir užduotis tokia, kad mirčiau kuo labiau švarus, o kol gyvas, to reikia tvarkytis, dėliotis, valytis, nes tie patys santykiai, kur jie vyksta, sakykime, kažkokie tai negatyvūs ar su draugais, kolegom, taip toliau, jie po kurio laiko grįžta. Nu, pavyzdžiui, žmogus buvo mažoje pozicijoje, tu pasielgiai su juo žemoje pozicijoje, pavadinkim socialinėje, pasielgiai su juo arogantiškai, po 10 metų jis tave aplenkė visais kriterijais ir tau reikia iš jo kažko, tai tu supranti, kad, nu kaip tu pasieisi, jeigu tu prisidirbai prieš jį, tau gėda turi būti ir taip toliau. Dėl to, kai elgintis su kiekvienu, aš stengiuosi, nesakau, kad man tai 100% pavyksta, jokių būdų, bet vidus sako, būk švarus, būk aiškus, būk švarus. Gal čia mano vardas veikia, nes vardai irgi veikia. Giedras, švarus, aiškus ir taip toliau, galbūt. Bet jausmas toksai, reikia viską daryti švariai. Čia galioja ir vyram, ir moterim. Nes, nu kaip nors, žinai, kaip būna tie bairiai, kai ateina koks nors jaunuolis ant lieptelio, prie ežero, sako, nu, hebra, žiūrėkit, to jums parodysiu, šoka, žodžiu, lūžta ten kur nors, nepataikos, stuburą nusilaužia, invalidas visam gyvenimui, arba miršta. Vien dėl to, kad norėjo pasirodyti, kad kietas. Tai va šita arogancija, su ją reikia labai atsargiai. Aš esu labai daug kentėjęs nuo to, dėl to aš savo sakau, stop, švariai, ego padedami į šoną ir panašiai. Tikiuosi pavyko perteikti mintį. Aš supratau tavo mintį, mano galva galima taip įvardinti kaip taisyklė, netgi tokia, ką paliksi po savęs, ne? Arba kokio nori gyvenimo, kad pasižiūrėtų į tave kaip į knygą, žinai. Įsivaizduok, kad tu praėjo tavo gyvenimas, turtus į knygą ir tau skaito knygą apie tave, tai kokia ta knyga yra? Patiksinsiu, tik tai nesupainiokim su tais sėkmės mokytojais, kurie sako, kad, nu, kiek tavo laimės ir panašiai, kad populiarus, bet ne apie tai, galbūt tu vienas mirsi, kad tu būtų švarus. Tai va, einam toliau? Einam toliau, sekantį taisyklę. Tai trečias niuansas, tai yra, taip kaip aš taip įsivardinau jį, va, savo kaip patino identiteto suformavimas. Tai reiškia, kad tu labai dažnai tą temą propaguoji. Aš su ją irgi sutinku, kad vyras turi būti patinas ir panašiai. Jeigu berniukas turėjo, čia mano tam tikra įžvalga ir tam tikrų kompetitingų ir man autoritetingų žmonių pasakymas, kad jeigu berniukas negimė homoseksualiu, o tapo homoseksualiu, labai dažnai to priežastis būna arba per griežtas tėtis ir tada vaikas ieško prie mamos užuojautos, per daug griežtas tėtis. Arba per labai griežtą mama ir tada vaikas irgi vėl linksta prie tėčio ir gali atsirasti, pavadinkim, nukrypimai į homoseksualią pusę. Aš jokių būdų nesakau nei tai nei gerai, nei blogai, tiesiog kaip faktą patį. O jeigu žmogus, pavadinkim, aš čia tyrimų nedariau, bet gimė homoseksualus, ne, jam visi tie vyriški dalykai bus neįdomus, bet jisai bus vyro kailyje. Dėl to sakyti, kad jam reikia būti patinu, jam gal ir nereikia. Kalbėkime apie tuos, kurie nori sąmoningai jaustis patiniškame kailyje ir būti patiniškais. Tai vat, ką aš apie tai noriu pasakyti, savo kaip patino identiteto suformavimas, vienu metu pas mane jau keletą kartų buvo susidėliojusios tokios situacijos, kad man buvo krizė, o mano žmona užsiima verslu ir jai verslas augo. Ir gavos taip, kad tam tikrų periodų šeimoje jinai pradėjo tapti patinu. Pinigų prasme, taip toliau. Ir aš jaučiu, kad o kokia mano funkcija, mano rolė. Ir atsirado labai didelis nepasitikėjimas savo jėgom, santykiai pradėjo klibėti ir panašiai. Tai vat, ką aš padariau tuo metu, tai aš apsisprendžiau, kas man yra buvimas patinu. Pavyzdžiui, vienas iš buvimo patinu man kriterijų tai yra pasirūpinti šeimą finansiškai. Neuždirb daugiau, nes galbūt ir nesugebėsiu uždirbti daugiau. Kaip pavyzdys yra, aš žinau, porų, kur moteris turi antiek stiprų plėšrų charakterį ir pragmatišką ir su gerais komerciniais instinktais, kad šalia esantis jos vyras niekada nebus turtingesnis, jis neturi tam duomenų. Taip, jis bus geras tėtis, bus geras pašnekovas, vyras, bet niekada nebus turtingesnis už ją verslininkas ar specialistas, dėl to, kad jis neturi tam duomenų genetiškai. Dėl to nereikia turėti iliuzijos, kad visi tai gali. Bet klausimas tada kiekvienam vyrui, tas, kuris nori jaustis patinu, kas yra jam buvimas patinu. Tai vienas iš mano kriterijų buvo toksai, kad aš turiu pasirūpinti šeimą finansiškai. Ir aš pasakiau tokią frazę, jinai nebūtinai tinka kitiems ir aš nerekomenduoju naudotis ją kitiems, nes gali būti
skirtingos situacijos, skirtingos aplinkybės, skirtingos pasiekmes. Čia labai taip atsargiai sakau. Tai savo pasakiau taip, žmonos uždirbti pinigai yra žmonos, jie yra ne mano, o aš uždirbu šeimai. Tiek, kiek uždirbu, rūpinos, kaip stengiuosi. Ir tai buvo labai toksai didžiulė kova su savim. Būdavo net situacijų, kad, nėra tuo metu srauto iš mano veiklos, nėra. Sakau žmonai, sumokėk, paskolink, tada praeina laikas, aš uždirbu ir aš jai gražindinėjau, sakau, čia už tą tu nupirkai, čia tu už aną nupirkai, tu čia trečią apmokėjai. Ir tai buvo žaidimas tam tikrą laiką, tai nevyko taip, transformacija nevyko taip greitai, bet aš pasiekiau tam tikrą lygį, kaip mano gyvenime tai susinormalizavo. Aš supratau, kad aš galiu, aš padarau, po to ten būdavo, kad aš daugiau uždirbu, nedaugiau uždirbu ir panašiai, bet tai nebetapo man problema. Aš supratau, kad aš turiu įgūdį, aš tvarkausi, aš rūpinuosi ir aš tapau patinu tame aspekte pats savo, ne moteriai. Kodėl sakau, tave truputėlį pašpilkuosiu, mačiau ir pasinaudosiu paaiškinti aspektą vieną. Mačiau tave kažkaip tai laidoj per televiziją, gal LTV, buvo, tu kalbėjai apie vyriškumą, berniukų stovyklas, neatsimenu kurioj, ir buvo šalia tokia bohemiško stiliaus moteris, ar viena, ar dvi. Ir Donatas visas įsijautęs, kaip berniukas, aiškina, kokie vyrai turi būti, kaip prižiūrėti, žodžiu, viskas tavo stiliuje, viskas okei. Mergaitė taip žiūri, galvoja, pasakok. Žodžiu, čia tau pačiam, Donatai, to reikia, mums tai 100 metų tavo tie reikalai. Tai ką noriu pasakyti, moterims iš tikrųjų nerūpi, ar mes patinai, ar mes nepatinai. Jo žiūri rezultatą, gerai su juo jaučios ar blogai. Jeigu tu supranti, kad jinai su tavim blogai jaučiasi, nes tu esi nepakankamas patinas, tai pats ir susitvarkyk. O jei specialiai įrodinėt, kad tu patinas, čia berniukų žaidimas yra. Čia yra kiekvieno patino atsakomybė prieš save susitvarkyti ir nebūtinai tai dar show off iš to daryti kitiems. Tai va. Ačiū tau. Viskas labai, žinoma, taip paprasta. Aš galvoju, kad vis tiek vyras, pirmas dalykas, yra atsakingas už finansus. Vyras, mano galva, tai yra laivo kapitonas ir jisai turi galvoti, kur plaukia laivas. Ir jeigu to nėra, tada sorry, tada taip ir yra, kad moteris plaukia geriau ir tampa kapitonais. Tai aš vis tiek ir laidoj sakau, kad vyrai, jūs kapitonai būsit ar ne, tai yra tik jūsų pasirinkimas. Aš tave patikslinsiu. Yra tokių realių faktų, kai moters intelektinės savybės lenkia jos poroje turimo vyro savybės. Ir vyras yra pakankamai bukas, jis yra nebukas, bet moteris per daug protinga ir vyrui tikrai taip smegenys neveikia, jo kompiuteris taip neveikia ir išmintis yra namie moteris. Tai genetiškai, aš kalbu, kad būna tokių situacijų, grinai žiūrint pagal fenotipą. Supranti, kad moteris gali turėti 3 aukštos, vyras vos vieną ištempia. Kodėl jie susitiko, kodėl vaikai atsirado, kokie ten faktoriai suveikė, čia kitas klausimas. Bet va taip sutapo ir jie kaip ir nenori skirtis, gyvena dėl vaikų ar dėl kažko, arba šiaip seksas geras ir panašiai. Bet vyras dažnai klauso moters dėl to, kad pas ją smegenys geresnės. Ir jinai gali būti blondinės spalva nusidažius plaukus tuo pat metu. Bet supranti iš intelektinių savybių, kad super. Dėl to sutikti visai, kad vyras turi reguliuoti, jam ne visada gali tai pavykti. Arba jis turi dėti didžiulės pastangas, šviestis, tik tai klausimas, ar operatyvinės atminties galvoje užteks. Tai aš taip duodu klausimą pamąstymui, kad nebūtų stereotipų. Žinai, turi galimybę paaugti. O tai, kad tu sakai, kad... Visi matai turi vis tiek galimybę paaugti. O tai, kad tu sakai, kad vyras turi vesti ir valdyti, tai yra prigimtyje ir taip, jeigu gavai stiprią žmoną, tai stenkis brangusis, nes kitu atveju sunku bus. Aš manau, kad dabartinis žmonos galbūt ir yra visos stiprios, žinai, tai aš visiems vyrams sakau, jeigu turi stiprią žmoną, tau pasisekė, nes tu pagaliau pajudėsi. Tu pagaliau pradėsi veikti, nustosi. Savo meluoti, kad kažko negali, žinai. Yra toks niuansas, Markas Tučas labai stipriai akcentuoja, ko pas žmogų išreikšti taip vadinami kūniški malonumai arba priklausomybė nuo kūniškų seksualinių malonumų ir kitos geros savybės. Tai ir kai žmogus orientuojasi ne į darbą, ne į karjerą, tiksliau su šitom savybėm sunku orientuotis į darbą ir karjerą, nes nori susimėti gyvenimiškais malonumais. Ir jeigu dar toks vyras turi taip vadinamą chaliavšiko arba optimizatoriaus bruožą, kai tingi dirbti iš principo, mėgsta viską na chaliavų gauti, ir jeigu jisai gauna silpną žmoną, tai jie daugiau abudu dūsauja, jisai parazituoja jo sąskaitą ir nieko neįvyksta, nes jis neturi motyvo judėti. Bet jeigu toksai vyras gauna stiprią žmoną,
ir atsiranda dar vaikai, bendras ūkis, bendras turtas, šansų pabėgti jis nebeturi. Nu, jisai visada gali pabėgti, bet jeigu nenori bėgti, tai gauna į kepenis ir turi judėti. Ir tada, kaip Markas Lučinas sako, atsiranda labai daug šansų jam tapti žmogum. Nori ar nenori, skauda ar neskauda, bet žmogum, žodžiu, taps. Tai vat, kūniški malonumai visokie labai trukdo karjeros augimui. Kuo žmogus griežtas, ryžtingas, kuo daugiau asketiškas, tuo jis daugiau gyvenime gali pasiekti. Beje, tie, kas žiūri, aš pareklamuosiu, man galima jau 4 metus žmonės rašo asmenę žinutę per Facebooką, perskaityk mano charakterį, aš komentuoju po 5 brožus nemokamai, parašė virš 13 000 žmonių, taip kad drąsiai, kas nori sužinoti šiek tiek apie save, rašykit man. Tai va, kaip tai gali kreiptis į Giedrių? Tada žiūrėk, tada einam prie dar sekančios dabar taisyklės ir panagrinėsim, paskui, kai baigsim visas 7 taisyklės, apibendrinsim tada labiau, žinai, viską galėsime aptarti. Tai 4 taisyklė, net ne taisyklė, bet aš nenoriu sakyti, kad tai yra taisyklė. Kodėl? Dėl to, kad man taip sutapo aplinkybės, susiradau, pritraukiau, dariau ten visokių dalykų moterį, kuri yra mano žmona po šiai dienai ir mes iš tikrųjų gerai emociškai jaukiai gyvenam ir man visada buvo noras padėti jai rūpintis, kad jinai progresuotų, bet ne ta prasme progresuotų, kaip būna, sako, kad žmogus nuėjo į seminarą, vyras nuėjo į seminarą, kokį nors ir po to moterį bando atvesti šviesos kelią, ne ta prasme. Kiekvienas žmogus turi norų, siekių, taip toliau ir padėti jam to siekti. Tai ką aš per savo istoriją dariau, kai susipažinau su savo tuo metu dar būsima žmona, jinai studijavo kolegijoje ir nenorėjo jos baigti, nes reikėjo parašyti baigiamąjį darbą ir nerado motyvų jį parašyti. Žinojau, nuojauta sakė, kad bus žmona, reikia, kad būtų išsilavinusi. Priverčiau, kad pabaigtų, tada pamotyvau įstoti į aukštąjį, tada sumokėjau kažkurį tai laiką už jos mokymus, kad tai mokytųsi. Tada, kai jinai augino pirmąjį mūsų vaiką, tai aš jai padėjau sukurti veiklą verslą, pavadinkim. Ten buvo verslo toks simuliatorius daugiau, pajamų daug nedavė, bet buvo pirmasis užsiėmimas ir judėjimas jau link jos verslų. Po to padėjau su kitomis jos sferomis, ten, kur galėjau, ten padėjau jai realizuotis. Tai mano toksai vertybė mano poroje yra padėti savo antrai pusiai realizuoti savo norus ir svajonės. Tai gali neveikti tiems, kurie turi blogus santykius. Tada gali neveikti. Bet kai yra geri santykiai, harmoninga, tai tada tu gali padėti, jeigu gali padėti. Jeigu blogi santykiai ir bandysi padėti, gali savo konfliktų prisidaryti. Dėl to aš taip sakau, kad čia tokia taisyklė, netaisyklė. Čia reikia žiūrėti, ar tinka, ar nori, ar pakeliu ir panašiai. Mano vertybė yra padėti mano žmonai. Aš manau, kad čia labai graži vertybė ir kai aš sakau, kodėl pasakoju apie tą laivą, ne, kad abu laive plaukiantys žmonės su savo šeima tobulėja labiausiai ir daugiausiai. Ir manau, kad tai vyro atsakomybė rūpinti savo moteriam, ne tik tai, kad jos saugumo, bet pasirūpinti jos augimu. Aš tą patį darau ir visada palaikau savo žmoną visuose projektuose, kokius jinai tik tai daro, dėl to, kad tai yra mano žmogus, pats brangiausias ir kaip aš galiu nesirūpinti tai tuo, kas man yra brangu. Keista kartais girdėti iš jūrų, kad sako, aš nežinau, kad mano moteris veikia. Įdomu būna. Gerai, einam toliau prie dar sekančios taisyklės. Nes jis gal tuo metu, ką nors veikia savo malonį, tai jam nesvarbu, ką jinai veikia. Čia žinai. Gali būti. Dėl to, čia gali būti. Nelyskim į svetimus daržus. Tikrai taip. Penkta tokia vertybė man, kuri susiformavo, tai būti naudingų visuomeniai. Yra toks pasakymas, reikia pasidaryti pinigų kaip nors. Nu, iš ko nors. Tai tas pasidaryti pinigų man niekada nesigavo. Pagal fenotipą realiai yra parodyta, kad niekada ir nesigaus. Bet kai aš teikiu vertę per savo talento realizavimą, per kažkokios tai naudos suteikimą žmonėms, tada viskas normaliai einasi. Tai ir dabartinė, sakykime, ta visa ekonominė finansinė sistema yra krūva parazitinių pinigų ir yra dalis žmonių užkrėstų, kaip sakant, jų sąmonės užkrėstos parazitais ir jie nori tiesiog pasidaryti pinigų vardant pinigų. Aš nesakau, kad to neįmanoma pasidaryti.
Aš nesakau, kad to žmonės nepasidaro, bet tik aš noriu pasakyti, kad visada reikia atsiminti, kame tavo vertė šitai visuomeniai, kad tu turi būti ne parazitas, tu turi duoti kažką tai jai naudingo iš savo talento perspektyvos. Tada mes viens kitam būsime naudingi. Jeigu tu nežinai, koks tavo talentas, tai yra krūva kitų metodikų, kaip atrasti savo tos talentus. Tai nėra taip paprasta, nereikia kartais nusilupti svogūno 10 sluoksnių, kol tu atrandi savo tą grinuolį, kame tavo. Bet tas talento realizavimas, naudos visuomeniai suteikimas, jis atsiperka ilgalaikėje perspektyvoje. Tu pradedi nebesiblaškyti, tu pradedi fokusuotis, tu pradedi teikti naudą, tave pradeda gerbti, tave pradeda rekomenduoti, vertinti. O kai tu tiesiog ieškai, kur čia babkių pasidaryti, kaukės eina, tas aranas. Aš nesakau, kad yra dalis žmonių, kurie turi gerą uoslę ir jiem pavyksta, bet yra dalis žmonių, kurie sudega ant to. Tai aš rekomenduoju uždirbinėti pinigus per savo vertę visuomeniai. Dėl to, kad mes, kaip sakant, palaikytumėm tą, atiduodami savo ekvivalentą kaip mainą, gautumėm tai, ko mums reikia. Tai vat, kažkaip manau, kad man tai yra svarbu, tai yra vertybė. Aš sutinku, kad manau, kad vyras ateis šitą gyvenimą, mes daug esam diskutavę šito klausimą su vyrais, tai neužtenka tik tai pavalgyti, žinai, pasirūpinti šeimą ir sakysim, savimi. Visada reikia pagalvoti, o ką tu gali duoti save visuomeniai, kad visuomenė taptų geresnė. Pavyzdžiui, paauglių stovyklos, kur pas mane irgi buvo atvykęs. Mes darėm gerą darbą. Ką mes galim padaryti dėl to, kad šitie paaugliai taptų vyrais? Arba kad labiau pasitikėtų nors savim, kad jie pasiektų didesnius rezultatus. Jeigu tu darai dėl visuomenės, tu viskas auga. Mano galva tai. Tai va, ir dar aš pridėsiu tokį niuansą prie šito punkto, tiesiog paaiškinimą, kaip būna. Tai iš ritmologijos metodikos yra tokia koncepcija, jinai gal paimta dar iš rytietiškų praktikų, bet apdirta, supakuota į metodą. Tai kiekvienas žmogus, ateidamas į šitą pasaulį, pasirenka tam tikrą planetos sferą, kur bus jo pinigai. Tai reiškia, iš ko jis uždirbinės. Sferos yra tokios, tai yra žemė, visa kas kieta, apčiuopami mikroelementai. Antra sfera yra vanduo. Vanduo, kas susijęs su ezoterika, žino tas čakras, taip vadinamus tos energinius centrus, tai atitinka lytinę čakrą, tai antra sfera yra susijusi su vyrų-moterų santykiais, kursus vesti apie vyrų-moterų santykius, tai yra antra sfera, pavadinkim. Ta prasme, plus vanduo, tai yra krovinių gabenimas, vandeniu ir panašiai, visa, kas susiję jūreivininkystė ir panašiai. Tada yra trečia sfera, tai yra oro sfera arba oro stichija ir tai yra susiję su oru, su kelioniam, su lėktuvo, pavyzdžiui, skraidimas, ne? Su visa finansų sfera irgi yra oro sferoje. Ir ten dar yra kažkokie keli komponentai, kiek atsimenu. Tada yra ketvirta sfera, yra ugnies sfera, tai visa, kas susijęs su terminiam reakcijom, ta prasme, ir saulės elektrinės ir panašiai. Čia taip plačiaja prasme, ten niuansus reikia šlifuoti ir gilintis. Penktoji sfera yra eteris, tai yra komunikacija, gyvas žodis, TV, radijas, internetas, čia yra mano stichija. Aš kol supratau, per vieną praktiką darant, supratau, kad čia yra mano stichija, supratau, kodėl kitose temose man nesisekė gyvenime. Kai aš bandžiau pardavinėti apčiuopiamus produktus, aš nesuprasdavau, kodėl man nepatinka, kodėl nemotyvuoja. Todėl, kad tai buvo ne mano stichija, ne mano sfera. Ir po to yra jau tada vakuumas ir kosmosas. Tai grįžtant prie naudos visuomenėje, būtinai reikia atrasti, kur tavo sfera, iš kurios uždirbinėjai pinigus. Ir galbūt esi pastebėjęs tarp savo pažįstamų draugų, kad būna žmogus dirba, pavyzdžiui, turizme, išeina į kitą sferą, vis tiek grįžta į turizmą. Vėl išeina į kitą sferą, vis grįžta į turizmą. Bet kažkaip negali palikti konkrečios sferos, jį ten traukia. Dėl to, kad ten yra jo energija, ten yra jo pinigai. Kitose sferose tiesiog nėra, jam ten neįdomu, nemalonu, nemotyvuoja ir jis grįžta ten, kur maždaug supranta. Tai va, tokia informacija. Sutinku su Tamira, kiekvienas žmogus turi atrasti savo, sakysim, tam tašką gyvenime, kur yra jo didžiausias potencialas. Kai jie atrandi, tada gaunasi viskas labai aiškiai, paprastai ir nesiblaškai. Vyras randa savo kelią, jisai tada nesiblaško. Sutinku. Šeštas. Ok, einam toliau. Sekantis klausimas. Čia iš kelių tokių pasakysiu. Tai pastovumas siekiuose ir veiksmuose ir tame tarpe ryžtingumo išvystymas. Tai reiškia ryžtingumas ir pastovumas siekiuose ir veiksmuose. Duosiu pavyzdį.
tie, kas užsiminėja kovos menais ir galbūt yra prisilietę prie karate, karate yra toks reiškinys vadinamas kata, tai yra susisteminiai tam tikri judesiai, gynybos atakos technikos susistemintos į tam tikrą paveiksliuką. Ir kitose, kiek žinau, sistemos yra kitaip vadinasi tokie dalykai, bet tai yra skirta treniruotėmis. Ir kai treniruojasi konkrečiai karate, tai treniruojasi, darai katas ir darai kumite, kovą treniruojasi su realiu partneriu arba partneriais. Tai keletą metų klube, kuriame aš treniruojuosi, mes darėm, yra tokia pasaulinė tradicija, viena diena metuose, kai daroma 100 kartų ta pati kata. Iš eilės, 100 kartų. Ir mes darėme tą praktiką pas save tą dieną klube ir 2 kartus mes tą dalyką darėm. Tai esmė tokia, kad kai tu darai pirmasias katas, yra energijos. Darai 10 padarai, skaičiuoji, kad liko dar 90. Tada padarai 20, kažkaip tai visi mes darom grupėje, sinchroniškai. Tada skaičiuoji ir jau tada supranti, kad ten kažkur tai raumuojas spazmavo, ten spaudžia, kažkas tau nepatinka, nuobodulys ima, rutina, nebegali ir vėl darai. Tada bandai kažkaip optimizuoti kūną, kad jis įsivažiuotų, šiltų. Tada darai 30, tada 40, galvoji, o velnių kada tai baigsis, tada 50, tada 60 ir galvoji, kada tai baigsis, pradedi daryti priešingą pusę. Protas prisigalvoja visko, kad tik tai nedaryt. Darai ir po to jau ateina paskutinis 10-ukas, kai paskutinis 10-ukas sakai, reikia jau daryti gerai, ten pusę nuhaliavinau, pusę, kaip sakant, numuilinau kažkaip tai, optimizavau, bet paskutinis padarysiu, padarai. Ir kaip tai veikia šitą techniką, tai jinai padeda, tai nesvarbu, nebūtinai karate, tai yra kitur galima tą dalyką surasti, analogus, bet kai tu darai rutininį veiksmą labai daug kartų, tu įpranti save versti. Ir kai tavo protas pradeda maištauti ir sakyti, tingiu, pavargau, nebenoriu, bet pas tave yra įgūdis daryti, atsiranda ryžtingumo komponentė, fenotipiškai vystosi charakterį ryžtingumas ir kai tu supranti, kad tau reikia imti ir padaryti, tai tu esi viduje nepliurza, neiškleręs, kad negaliu, taip toliau, o tu susifokusuoji ir darai, nes pas tave organizmas kaip spiruokliai temptas, paleidai ir jisai lekia į priekį. Tai reikia užsiminėti sportiniam praktikom, kurios tame tarpe braziliškam džiudžitsu, kai ant tavęs užgula 20 kg sunkesnis priešininkas ir tau reikia kaip štangą atstumto, jėgos trūksta, bet tu stumi 1 kartą, 2 kartą, 3 kartą, 4, ne per 1, ne per 2 treniruotę ir po to tau žiūri, kad gaunasi, supranti, kad jam truputėlį pajudi, pavibruoji jį, nustuminėjai nuo savęs, jisai pradeda jau ieškoti pozicijos ir tavęs nebesmaugia, tada atsiranda tas vadinamas ryžtingumas. Tai jeigu taip trumpoj perspektyvoje reikia išvystyti ryžtingumą per rutininių veiksmų kartojimą, sportinių, o antras dalykas, aš rekomenduoju, ką aš darau, tai gyvenime pasirinkti sritį, kuri patinka, kai atrandama, kai patinka, ir tada judėti tą sritimi. Yra žmonės su taip vadinamais fenotipiškai silpnais komerciniais instinktais, jie nejaučia pinigų, jiem pinigų reikia tiek, kiek jų reikia, bet veikloje svarbu yra esmė, prasmė, įdomumas ir taip toliau. Ir jeigu nereikėtų šeimos išlaikyti, tai iš principo galim būti ir uždykavos, dirbti, žinai, kaip sakant, nes pinigai nėra vertybė. Tai va tokie žmonės turi problemą vieną. Problema tokia, kad kai tu dar nesi specialistas savo mėgstamoje temoje, nesi užsiauginęs klientų rato, nesi padaręs įdirbio, o reikia maitinti šeimą, reikia kažkokiu būdu uždirbinėti pinigus iš kažko, tai tavo veikla neduoda. Tai užduotis nemesti savo veiklos, o ją vykdyti, išsukinėti ir vieną dieną pastangos, jeigu teisingai suprojektuota viskas, duos rezultatą. Tuo metu, kai reikia pinigų, reikia galvoti, iš kur jų gauti, bet būna labai dažnas etapas, kai reikia padaryti tiesiog didelį įdirbį veikloje, kad jisai pradėtų duoti rezultatą. Tam reikia ryžtingumo, užsispyrimo, dedication ir judėjimo. Tai turi būti charakteryje. Dabar mano vyresnysis sūnus yra tvirtas viduje, bet minkšto charakterio, nesuformuoto dar. Ir aš jį vis treniruoju, ir mes dabar darom online treniruotės, ir aš įspaudžiu ir suprantu, kad kiek išspausiu, tiek mes turėsime iš jo. Nes kitu atveju treniruojasi jo pirštų raumenys ir burnos raumenys, šnekėjimas ir kompiuteris. Dėl to reikia būtinai vystyti ryžtingumą. Ir jeigu jums kyla būsena, kad negaliu, nenoriu ir taip toliau, atvažiuokit pas Donatą
į stovyklą, atvežkit vaikus, mačiau, kaip jis normaliai ant jų ten rėkia, gainėje ir žmonėm jie po truputėlį tampa. Ačiū tau. Aš galvoju, kad mano gyvenime disciplina yra numeris vienas, iš tikrųjų. Darimas ir disciplina yra numeris vienas. Ir aš visada save verčiu daryti ir kodėl su vyrais mes daug diskusijos turime ir kodėl vyrai pasiekia rezultatus, pasakoju po metų, po 2. Sako, mano rezultatai atsirado tik tada, kada aš tave paėmiau vieną kartą gyvenimą, prispaudžiau prie sienos ir neleidau savo pasiduoti. Ir prasidėjo eiti rezultatai ir pinigai. Tai tikrai sutinku su tam pilnumoje, ačiū tau. Papildysiu fenotipiškai, kai aš pats nekonsultuoju žmonių, ypač kai atveda vaikus, reikia profesijas parinkti, aš nukreipiu pas Marką Lučiną, jis tą dalyką daro daug geriau. Bet aš vertėjauju labai dažnai tas konsultacijas ir toks niuansas, kad matosi vaiko tam tikri talentai, tam tikri bruožai, charakterio, tam tikra sfera, kuriem tiktų labiau į vieną ar į kitą pusę, bet charakteris nesuformuotas ir minkštas, išlepintas, ypač turtingų tėvų vaikai būna dažnai išlepinti. Ir Markas sako taip, sako, charakteris charakteriu, sfera kaip sfera, sako jisai, negražiai pasakysiu, neįgalus, jis nesugebės padaryti ten rezultato. Pradžioje reikia suformuoti charakterį, kad jisai būtų tvirtas ir tada jisai ar ten jis vis tiek padarys. Mes tada jų nukreipsim. Bet pradžiai suformuoti reikia charakterį. Specialius pratimus duoda, ką daryti, kaip ugdyti, nuimti nuo malonumų visų, kad vaikas pradėtų formuoti save, nes kitu atveju užauga lepšis ir mergaitėm galioja, ir berniukam galioja, užauga lepšiai, kurie nesugebės įgyvendinti savo talento dėl to, kad charakteris yra nesuformuotas per silpnas. Pilnumoj sutinku. Aš manau, kad dabartiniai ypatingai vyrai daug per gerai gyvena. Aš sakau, visi vyrai šiuo momentu, ne visi, bet didžioji dalis vyrų tikrai per gerai gyvena ir jeigu atėmus metus, tiesiog į kitą situaciją permesti, atimti visus malonumus ir tiesiog įvesti discipliną, jie pasiektų 100 geresnius rezultatus negu iš jo. Tai va, einu prie... Jo, paskutinis, ką užsirašiau, tai... Vardinčiau taip, kad nesusitaikymas su esama situacija. Jeigu tau kažkas tavo gyvenime nepatinka, reikia nesusitaikyti su to. Reikia ieškoti išeičių. Duosiu pavyzdį. Mintis, žinom iš įvairių sėkmės mokymų, kad materializuojasi, paprašiau paaiškinti, į ką susifokusuoji, ten ir padarai rezultatą, kur dėmesys ten energija, vieni žmonės sako ir panašiai. Ir mano gyvenime yra dalis dalykų, kuriuos aš gavau kaip dovaną. Jie man lengvai sekėsi, pagalvojau ir gavau. O yra dalykų, kurie kiek be galvojau nesisekė ir nesigavo. Ir galvoju, kame problema. Ir kai keli savo klausimą, kai formuoji savo tam tikrus siekius, tikslus ir siekie ir nesigauna. Reikia savęs klausti, kame problema ir kaip aš tai galiu realizuoti ir pasiekti. Ir gali būti, kad tu esi kaip žmogus labai informacinis, toks gebantis gerai pašnekėti, bet tavo organizmas neturi pakankamo kiekio energijos, esi toks informatikas negu energetikas, pavadinkim. Arba atvirkščiai, būna žmonės tokie energetikai, smegenų ne per daugiausia, aš nieko neįžeidinėjau, bet pavadinkim, bet ant tiek prie jų gerai limpa pinigai, kuo be užsiimtų limpa tiesiog, dėl to, kad viduje organizmo yra baterija, pavadinkim, didelė energija. Būna žmonės pusiausvyroje, tai čia tokie sąlyginiai, pavadinkim, modeliai. Ir kas įdomiausia, mano gyvenime aš kėliau savo tikslus, dalis dalykų pas mane prisitraukė, pavadinkim, taip kaip norėjau, dalis jų išlygom kaip norėjau, dalis dalykų neprisitraukė. Ir aš savo pasakiau, kad noriu tam tikrų dalykų, bet negauti, o jos noriu užsidirbti. Kodėl užsidirbti? Dėl to, kad savivertė visai kita, kai tu užsidirbi, kai tu grūdini save kai geležį, negu tiesiog na chaliavų gauni. Ir po to neaišku, kaip sakant, ar tu sugebėsi antrą kartą pakartot, o kai žinai saldaus paragauji, po to gali būti depresijos ir visi kiti dalykai, kai tu nebesugebi to pakartot. Dėl to aš sąmoningai savo pasakiau, Giedriau, šitam dalykui tu turi užsidirbti. Ir nebūtinai per metus, nebūtinai per 2, gal per 20, gal per 30, gal ant 70, bet padarysi, jeigu bus smagu, dėl to nelošinant sveikatos reikia daryti. Tai mano istorijoje tokie dalykai vyko, kad kai aš savo pradėjau kelt klausimus, atėjo vieni sėkmės mokytojai, pasimokiau kažko, padariau, gavau rezultatą. Atėjo kiti sėkmės mokymai, labai didelį įspūdį, kažkada transurfingas Vadimo Zelano padarė. Galvojau, wow, nerealiai pradeda viskas materializuotis,
o po to viskas sustojo ir galvoju, kas čia vyksta, man tas transurfingas neveikia. Tada atsirado ritmologijos metodika. Jausmas toksai, kad tą metodiką naudojant įsipyliau kūro reaktyvinio ir viskas pradėjo materializuotis. Pasiekiau tam tikrą etapą. Po to vėl supratau, kad vėl sustojau. Viskas pagerėjo, link tikslų priėjau arčiau, nepasiekiau to, ką noriu, ką išsikėlęs esu, priartėjau ir po to dar priartėjau ir suprantu, kad aš ten judu. Bet ta tema pas mane yra tokia gyvenimo kelionė. Aš ten keliausiu visą gyvenimą ir tai yra mano tema, kurią ar aš turiu atidirbti, ar aš turiu įgyti įgūdžius kažkokius tai įgyti, kad aš pasiekčiau tą tikslą. Tai vat mano patarimas toksai visiems ir čia yra taisyklė, kad niekada nepasiduoti esamai situacijai ir visada ieškoti išeičių. Visada yra ieškoti išeičių ir visada yra instrumentų padedančių mums judėti. Kaip pavyzdys, mūsų visų sąmonės yra ribotas tam tikrame lygmenyje. Ir tai, kas mums atrodo šiuo metu nerealu, po kurio laiko gali atrodyti, kaip mes to dalykų neužsiminėjom. Banalus pavyzdys - internetas. Kažkada mes nežinom, kad toks dalykas egzistuoja, po to jis egzistavo, dabar mes neįsivaizduom gyvenimo be interneto. Ypač per visus tokius karantinus. Tai plačiaja prasme, siauraja, kai išeini į mišką, Donatai, gali pabūti ir be interneto, bet plačiaja prasme vis tiek mums jau reikia šiuolaikiniam gyvenimui. Dėl to labai buvo geras toks Facebook'e nuotrauka tokia, peliukas žiūri ir mato skrendančią pelę. Ir peliukas sako, angelas, bet taigi ne angelas, tiesiog kita rūšis. Tai visada yra tam tikros sąmonės kitų žmonių, tam tikrų metodikų, kurios padeda pamatyti situaciją kitaip, išeiti iš tos situacijos ir panašiai. Kaip pavyzdys, aš naudoju dažnai savo praktikoje stipraus mąstymo technologiją, Markas Lučinas ją moko, ten yra viena labai gera socialinės manipulacijos technika. Technika vadinasi taip, kad to, ko reikia tau, reikia padaryti taip, kad to reikėtų jiems, kad jie to užsinorėtų ir jie to paties tavęs paprašytų. Ir tu neturėtum šansų atsisakyti nuo to. Tai kai tau reikia pinigų, tau reikia klientų, tu sakai, man reikia klientų, paklausk savo kitaip truputėlį. Tai man reikia klientų ar kad klientą manęs reikėtų? Kad klientą manęs reikėtų. O kaip tai padaryti? O čia jau kita užduotis. Ir ten toliau yra visi algoritmai, kaip performuluoti savo mąstymą ir gauti inovatyvų rezultatą, kuris leidžia užnorinti žmonės tavęs paties ieškoti. Aš tą dalyką padariau su akcija Perskaityk mano charakterį. Tai reiškia, kad padariau banerį, kad pakomentuosiu 5 bruožus nemokamai, pasidalinau Facebook'e, keli žmonės parašė. Aš pakomentavau jiems charakterį, pasakė ačiū arba net nepasakė ir paprašiau, kad pasidalintų su draugais. Ir jie pasidalino. Ir tuo pat metu dar pasiūliau ir paslaugų paketą, ką jie gali įsigyti, jeigu iš principo norės. Jie pasidalino, po to kiti pasidalino, ir pradėjo dalintis. Ir net tie pažįstami mano ir ten kažkiek žymesni žurnalistai ir panašiai, drauguose buvę, po kurio laiko po pusės metų sako, klausyk, sako, čia visi komentuosi, ir man įdomu, ir man pakomentuok. Tai vat galima pertaikyti savo gyvenimą su know-how technologijomis, kad dalykai vyktų santykinai lengviau. Dirbti vis tiek reikės, bet galima daryti išmintingai, protingai, o ne tiesiog kaip atrodo. Ačiū tau. Aš manau, kad labai teisingai sakė, aš tai vyram kalbu apie vieną dalyką ir labai paprastą. Aš dirbu 18 metų verslė ir mane ten tikrai užgrūdino, tikrai kaip plieną. Ir aš vieną dalyką žinau, kad sakau, jeigu tu kažko nežinai, būk, tiesiog pasižiūrėk į veidrodį ir pasakyk, klausyk, aš žinau žmogų, bet aš bijau pasinuoti, bet aš nueisiu ir po jo paklausiu. Ir kai tu pradedi drąsiai eiti pas vieną, pas antrą, pas trečią ir paklausi, o kaip tu tai padarai, kaip tu tau gavosi, kokius tu žingsnius atlikai, tu esi ten 10 metų, 15 metų, tu gauni atsakymus. Problema tame mano galva, kad vyrai neturi vienos taisyklės. Drąsiai pasibelsti kitiems į duris. Arba bailiai, bet belsti. Donatai, aš tau komplimentą pasakysiu, į eterį prie visų fenotipiškai, turi labai gerą kompiuterį, su labai gerais parametrais. Smegenys tavo labai geras. Ačiū. Fenotipiškai. Žmona tą patį daro. Jinai ištekėjo už protingo vyro. Truputėlį tokio vaikiško, bet protingo. Geriau linksmo negu liūdno, ne? Matytum savo veido išraišką dabar, toks gerėtis, taip toliau, tai vat, aš apie tą ir kalbu, kas labai ryškiai transliuojasi. Tai yra gera savybė, jinai turi tave saugoti ir pildyti
tavo norus ir užgaidžius mainais į gerus kailinius, ten mašinas ir visą kitą, ko jinai nori. Turi būti visada mainas ir ekvivalentas. Tai iš manęs tiek... Dėl brangaus žmogaus nieko ne. Jo, iš manęs tiek, nebent kažkokį klausimą turi. Viskas, mes einam dabar į pabaigą, aš daug pašnekoms užduodu paskutinį klausimą ir jisai toksai linksmas klausimas, kadangi aš esu linksmas, tada sugalvoju linksmus klausimus. Įsivaizduok, sudužo laivas, visi žuvo ir liko vienas Giedrius, gyvas. Donatai, Martis Jonas parašė klausimą vieną, reiktų atsakyti. Oi, lauk, nemačiau. Tuoj pajudėsim, man Martis. Aistis, mano bičiulis, tai ačiū Aisti už gerą podcastą. Taip, lauk, Martis ir Jonas. Ir tada pabaigsim to, ne? Ar jūs laikote, kad nuojauta, kurią skatinate sekti, tai tiesiog žmogaus pasąmonė, arba kaip suprantu žmogaus sielą? Martis Jonas. Jo, Marti Jonai, neatsakysiu tiksliai. Kodėl? Dėl to, kad nuojauta, jeigu įman tokį reiškinį kaip nuojauta, tai dažnai būna suformuota gyvenimiško aplinkybių ir tam tikrų gyvenimiškų patirčių. Vieną kartą apgavo, antrą kartą apgavo, trečią kartą įsijungia nuojauta, kad gali apgauti reikia atsargiau, nes tas žmogus buvo ten prisimerkęs eilinį kartą kažkoksai tai. Ir susidarė toksai stereotipas. Tai vienas niuansas. Antras niuansas, pasąmonė gali turėti labai daug šiukšlių. Tai reiškia kažkokių tai traumų pasąmoninių, jeigu ten reinkarnacijos teorijom tikėt pasąmoninių gyvenimų užduočių, karmų ir taip toliau, ko tai nori. Gali būti daug šiukšlių. Ir jeigu tuo metu yra noras vidinis meluoti, nors iš tikrųjų pats žmogus to nefiksuoja, ir jeigu tai perskaitysim, kad siela sako, kad meluot dabar, tai irgi bus nesąmonė. Dėl to tai irgi nėra tai. Yra toksai žodis žinojimas. Tai žmonės, kurie daug gyvenime patyrę, matę, suvokę save, supratę, kaip jie nori nugyventi toliau savo gyvenimą, išsivalę labai daug visokio brūdo iš savo smegenų, tai tie žmonės, kurie tiesiog žino, kaip jiem elgtis konkrečiu momentu. Tai aš kalbu daugiau apie tą žinojimą, kuris eina iš vidaus, nežinau, ar iš širdies, bet iš žmogaus esybės pačios. Tai daugiau apie tai. Bet tai nėra kaip kokia metodika, kurią aš jums dabar galiu perduoti, tiesiog gal kaip gairė, apie ką pagalvoti ir toliau elgtis taip, kaip atrodo teisingiausia tuo metu. Mano galvo, kad jeigu Martis norės, jis tegul tiesiogiai susisiekė su Giedriumi ir užduoda teisingus jam aktualius klausimus. Dirbu sąmoningumo pardavėjo darbą, turiu labai daug... Sekantis... Donatai? Atsiprašau, Aistis nieko neklausė, tiesiog parašė labai geras podcastas. Taip, aišku, linkėjimai. Aisti, ačiū tau į Ameriką ir laukiam susitikti Lietuvoje arba vyksim gal. Ir tada Giedriau, paskutinės to klausimas, kaip ir minėjau, sudužo laivas, Giedrius liko gyvas ir patenka į negyvenamą salą. Kokios atsirastų pas Giedrių taisyklės? Nežinau, ar taisyklės. Pirmas dalykas, ką daryčiau, išgyvenęs ir pamaitinęs save, nes reikia organizmą palaikyti, tai padaryčiau resursų analizę. Kur esu, vis tiek žinau, kad ta negyvenama sala yra kažkuriam tai regione, kažkaip aš ten atsidūriau, kažkur tai skridau. Resursų analizė, kokio dydžio sala, ar yra tenai kokių nors, kaip sakant, žvėrių ar nėra, žodžiu, kas vyksta, kokie yra resursai, ko galima disponuoti, ar lėktuvai virš manęs skraidžioja ar neskraidžioja. Ir galvočiau, kaip iš tenai ištrūkti, nes o ką man ten vienam veikti. Tai aš ieškočiau išeičių, nebūčiau kaip Robinzonas ir toliau pagal esamus resursus sugalvočiau, ką daryti. Galų gale, pavyzdžiui, jeigu ten skraido lėktuvai, sugalvočiau, kaip padaryti raudonos spalvos, išgauti raudoną spalvą ir salą nudažyčiau raudonai ir parašyčiau kažkokį tai simbolį. Kaip pavyzdys, jeigu ten nėra, kaip sakant, lėktuvų, gal laivai kažkokie plaukioja, bet aš ten nesėdėčiau, aš ieškočiau išeities, kad po to ten turistus galėčiau atvežti. Tai ačiū tau labai, Giedriau, už tikrai gerą pokalbį, ačiū už tai, ką pasakai, ką tu matai manyje. Tai vyrai, primenu, kad visą šitą įrašą galėsite dar kartą peržiūrėti, užeikite į YouTube kanalą Donatas Kantakevičius ir
dar kartą gerai klausykit, ką kalba Giedrius, tikrai mano galva davė labai gerų tokių įžvalgų ir gerų minčių. Ir aš visada sakau, aš kai padarau podcastus, aš visada dar kartą juos perklausau ir užsirašau, nes išmintis niekada nieko nedingsta, kai užsirašai. Tai visiems linkiu gražaus vakaro, ačiū tau Giedriu, irgi nuostabaus vakaro, turbūt jau laukia netgi ir vakarienė, turbūt žmona jau pagamino. Ir visi būkit laimingi, tai svarbiausias gyvenimo tikslas. Tiesiog būkit laimingi. Iki.